Sveikinu atvykusius, labai myliu ir gerbiu žmonės, kurie iš tikrųjų ieško, kurie nori, kurie ateina, kurie vietoj to, kad vasarą pabūt kažkur tai pasivaikščiot grynam ore vakare, ar pabūt prie jūros, ar pabūt prie ežero, ar nežinau kur, tiesiog vis tik tai prisijungia, ateina, vadinasi, kažkas rūpi, kažkas įdomu, kažkas norisi sužinot, norisi daugiau žinot, norisi daugiau matyti, norisi girdėti, norisi suprasti, kažko dar reikia žmonėms, kažko dar norim daugiau. Ir labai myliu ir gerbiu tokius žmonės, todėl kad iš tikrųjų, gal jau tūkstančius kartų sakiau ir dar kartą sakysiu, nes tikrai taip galvoju, būtent dėka tokių žmonių pasaulis juda į priekį. Tai žmonės varikliukai, tai žmonės, kuriems reikia, kuriems įdomu, kurie nori, tai žmonės, kurių mintyse gimsta visokių dalykų, visokios svajonės, visokie, nežinau, planai. Ir galiu pasakyti, kad visa tai, kas egzistuoja šiame pasaulyje, kažkada gimė kažkieno galvoje. Vadinasi, svajokim, norėkim, ieškokim, planuokim, darykim. Ir tai ir yra gyvenimo žingsnis į priekį. Gyvenimo varikliukai mes esam. Sveikinu atvykusius. Na ir kaip matėte, iš tikrųjų, pas mus čia buvo vienas žmogelis užklydęs netyčia, visai piktas. Ko gero jis neturi ką veikti, ko gero jis pavydi kitiems žmonėms, ko gero jis jaučiasi nieko vertas, nes tikrai, jeigu žmogus žinotų savo vertę, jeigu žmogus užsimtų vertingais, gražiais ir gerais dalykais gyvenime, jam nereikėtų landžiot kažkur tai ir mėtyti kažkokius bereikšmius žodžius, sakyti kažkokius tai žodžius, kurie niekam neįdomus, kurie paprasčiausiai neturi jokios vertės, nei jokios reikšmės. Vienintelis, absoliučiai vienintelis dalykas, ką tie žodžiai pasako, tai pasako to paties žmogaus vertę. Taip kad iš tikrųjų vertinkim save, gerbkim save ir gerbkim tuos žmonės, kurie juda į priekį, kurie iš tikrųjų visą pasaulį varo į priekį. Ir džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug, nors ir vasarą, nors tarkim, pas mus Ispanai atostogauja, nedaro konferencijų visai šiuo metu. Bet džiaugiuosi, kad tokiai vasarai nesibaigus dar, o mes tiek daug mūsų varikliukų, ar ne, gyvenimo varikliukų tiek daug šiandieną čia susirinko. Taigi, norėsiu Jums papasakoti apie kompaniją Libertachija. Tiesiog išvertus jos pavadinimą būtų laisvė. Laisvė tiesiog dabar. Ir tai iš tikrųjų labai jauna kompanija, labai jaunutė, kuri gimė viso labo 2013 m. spalio 12 d. Tai yra kompanija, kuri dar negyvena šioje žemėje, dar net metų negyvena, neturi metukų. Jei rytoj bus 10 mėnesių, tai toks ne visai naujagimis, bet dar mažutis, ne vaikiukas toksai. Bet šita kompanija iš tikrųjų yra per tą trumpą gyvenimo laikotarpį, per tų 10 mėnesių padarius labai neapsakomai daug darbų, labai daug didelių žingsnių nužengus, sumušus rekordus. Ir labai keista, todėl kad iš tikrųjų žinom, kokioje situacijoje randasi pasaulis dabar, ar ne, kokioje situacijoje mes visi gyvename. Žinom, kad stipri ilgalaikė krizė užgriuvo ir labai sunku, nes yra daug įmonių, daug kompanijų, kurios jau bankrutavo, kurios svyruoja ant bankroto ribos. Yra daug kompanijų, kurios labai sumažino, apkarpė žmonėms atlyginimus. Yra kitos, kurios sumažino etatų skaičių, mažiau žmonių, dalį žmonių atleido, visai atsisakė, kiti dar likę dirba. Kodėl tai daro, kad išliktų, kad išgyventų šitą tokį sunkų periodą. Ir staiga tokiu sunkiu metu gimsta nauja kompanija ir muša visus rekordus. Kasgi čia tokio, kitokio, kas čia kitaip, kas čia ne taip, nes normalu būti negali, ne? Ir iš tikrųjų kompanija muša rekordus, kodėl?
Todėl, kad per 10 gyvenimo mėnesių viso labo, ne 10 metų, 10 mėnesių jau turime 2 milijonus žmonių pradėjusių kurti verslą šitos kompanijos dėka, kartu su šita kompanija petys į petį. 10 mėnesių ir 2 milijonai. Kai planuose komandai, kuri sėdėjo, kuri suko galvą, kuri laužė smegenis, kuri darė analizės, kuri kūrė mūsų verslo planą, jų galvose buvo gimęs skaičius 200 000 per metus. Mesgi turime 10 mėnesių ir 2 milijonus. Taigi, manau, kad įdomu sužinoti daugiau apie šitą kompaniją, nes iš tikrųjų kažkas, kai atsiranda horizonte kažkas neeilinis, kažkas kitoks, kažkas įdomesnis, be abejo, kad verta sužinoti. Galiu pasakyti tik tiek, kad žinojimas dar niekada niekam nieko nesugriovė. Visai priešingai, žmonės klysta todėl, kad nežino. Todėl, kad trūksta informacijos, todėl, kad nežino, kaip reaguoti. Ir klysta, ir baimės, ir visi kiti dalykai. Vadinasi, kuo daugiau žinosim apie bet ką, aš dabar jau sakau ne tik apie šitą kompaniją, apskritai gyvenime. Kuo daugiau žinosim, tuo mažiau klaidų darysim. Todėl šį vakarą kviečiu sužinoti. Taigi, Libertachija. Kuo jų užsiima? Buvo nuspręsta, buvo padaryta didelė analizė, kaip jau sakiau, prieš kompanijos atidarimą 13 mėnesių didelė komanda įvairiaus tipo specialistų dirbo. 13 mėnesių dirbo, analizavo rinką, analizavo situaciją, analizavo įvykius kitų kompanijų, kodėl bankrutavo, kas negerai, kaip negerai ir taip toliau. Na ir padarė tą analizę, sukūrė planą, kuris iš tikrųjų save labai pateisina, nes po 10 mėnesių, 10 viso labo, pirmų 10 mėnesių 2 milijonai ir 150 valstybių. Mes dirbam tokioj dideliai teritorijai. Na ir be abejo, kuogi užsiima. Buvo nuspręsta bent jau pradžiai, nes plečiama ir bus dar daug dalykų plečiama ir naujovių ateis ir dar, bet bent jau pirmai pradžiai buvo nuspręsta sujungti 3 tokius gigantus, 3 sritis, galingas, didelės sritis. Tai yra nusprendė sujungti informatikos pasaulį, reklamos ir tinklinio marketingo industriją. Tokius 3 didelius pasaulius, galingus pasaulius, kurie iš tikrųjų suka labai didelius pinigus. Ir pasaulius, kas svarbiausia, kurie įgyja pagreitį. Taigi, jeigu smulkiau apie tai pamėginsim panagrinėti visų pirma, šitie 3 pasauliai, tai kaip matote, yra didėjančio poreikio rinka. Ką tai reiškia? Tarkim, informatika. Žiūrėkim atgal. Žiūrėkim 15, 20, 25 metus atgal. Informatika, internetas, šitokie dalykai, kur buvo galbūt žinomi, o kur iš vis negirdėti. Jeigu kas nors ir turėjo kompiuterį prieš 20, 25, 30 metų, jeigu ir turėjo kompiuterį, prieš 30 tai retas kas, labai retas kas, prieš 20 jau šiek tiek daugiau žmonių, bet tai retsykiais prisėsdavo ten kažką pažiūrėti, kažką gal parašyti, kokį dokumentą ar dar ką nors. Iš tikrųjų, tokio didelio poreikio nebuvo kaip dabar. Dabargi bet kokiu metu, bet kokiu reikalu, bet kokią informaciją ieškom čia internete. Muziką parsisiųsti, filmus parsisiųsti, žiūrim, bėgam į internetą, laikraščius paskaityti, bėgam į internetą, dokumentus savo padaryti, bėgam į internetą. Įdomu, ar daug kas iš jūsų, tarkim, jeigu imtume paskutinius 1 metus, iš tų paskutinių 1 metų jūsų gyvenimo, ar daug kas iš jūsų turite popierinės nuotraukas iš savo gyvenimo? Aš asmeniškai iš paskutinių 1, pavyzdžiui, metų ir daugiau, ne tik 1,
Neturiu nei vienos popierinės nuotraukos, galiu prisipažinti, kažin ar iš jūsų kas nors atsirastų, kas paskutiniais metais pasidarė nuotrauką ir turi popieriuje tą nuotrauką. Žodžiu, noriu pasakyti, kad kiekvienoje gyvenimo srityje vis labiau ir labiau ir labiau ir labiau reikalingas internetas, reikalinga šita sritis, vis daugiau laiko praleidžiame. Ir savaime suprantama, kad visiškai natūralu, kad kitas pasaulis, reklamos pasaulis vis labiau persikelia iš televizijos, iš laikraščių į internetą, todėl kad reklama, jinai efektyviausia ten, kur daugiausia susirenka žiūrovų, kur daugiausia žmonių, kur daugiausia akių gali pamatyti tą reklamą. Ir jeigu, tarkim, bėgam vėl tų 20 metų atgal, visos reklamos televizija, vienareikšmiškai, laikraščiai ir taip toliau, tai dabargi didelė dalis tų reklamų iš televizijos, nors ten dar likusių yra ir dar bus kurį laiką, bet didelė dalis tų reklamų persikelia į internetą. Kodėl? Todėl, kad žmonės daugiau jau laiko praleidžia internete, negu žiūrėdami televiziją. Taigi visiškai normalu, kad viskas sukasi apie tą vietą, kur yra daugybė žmonių. Na ir be abejo, tinklinio marketingo industrija, tinklinio marketingo pasaulis, kuris vėlgi, jeigu pažiūrėtume 20 metų atgal, buvo pasaulis visai nepažįstamas čia pas mus. Aišku, jis jau egzistuoja 60-70 metų, bet jis gimęs Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinasi, ten jis pažįstamesnis buvo visą laiką. Pas musgi 20 metų atgal tai buvo visai naujas pasaulis, buvo pasaulis, kuris baugino žmonės, nors ir dabar dar yra tokių. Žmonės nežinojo, kas čia per dalykai, legalu, nelegalu, galima, negalima, kaip čia vyksta, kas čia darosi, čia kažkokia nesąmonė ir taip toliau. Buvo visokių požiūrių ir kaskart vis labiau ir labiau žmonių pažįsta šį pasaulį, kaskart vis daugiau žmonių užsiima būtent šitoje industrijoje. Ir galų gale pagaliau universitetai pradėjo dėstyti profesiją, todėl kad žmonės tinklininkai, kaip aš juos vadinu, tai yra profesija, kuri iš tikrųjų, ko gero, brangiausiai apmokama, viena iš brangiausiai apmokamų profesijų, jeigu tu į tai žiūri kaip į savo profesiją, kaip į savo verslą, kaip į savo ateitį. Taigi, žodžiu, tokie dideli galingi pasauliai sukurti, sujungti į vieną ir tai yra pagrindas, kuo mes užsiimam, kuo mūsų kompanija užsiima ir iš to pagrindo, aišku, savaime suprantama, kaskart vis daugiau gims įvairiausių atšakėlių, ar ne, kaip iš medžio šakelių. Na ir be abejo, jeigu jau sakom, kad tai, kuo užsiima šitą kompaniją, galbūt galėtumėm atrasti ir daugiau užsiimančių panašiais dalykais, bet savaime suprantama, daug tinklinio marketingo kompanijų, įvairiausių, 100 000 tų kompanijų ir kiekvienas žmogus turėtų sugebėti pasirinkti, kuri jam labiausiai tinkama arba kuri geriausia, kuri kažkaip tai įvertinti. Taigi, savaime suprantama, kyla klausimas, tai kodėl turėčiau rinktis Libertachiją, jeigu yra daugybė tokių kompanijų, ne tokių, bet apskritai tinklinio marketingo kompanijų. Tai noriu paminėti tokius kelis taškelius. Pirmas iš tų taškelių, tai yra tai, kad mūsų kompanija atvėrė duris visoms pasaulio šalims. Tai yra labai rimtas faktas ir labai teigiamas dalykas, kodėl? Todėl, kad kaip taisyklė tinklinio marketingo kompanija pradeda kažkur, toliau eina į 1, 2, 3, 5, 10 valstybių ir taip, kai žmonės šiais laikais iš tikrųjų savo draugų, savo pažįstamų mes turime visame pasaulyje. Kur tik apie kokią valstybę nepakalbėsi, tai ar tavo kaimyno, ar tavo draugo draugai, ar giminaičiai gyvena dar kažkur ir taip toliau. Vadinasi, tas faktas, kad mes jau iš karto galim pradėti dirbti bet kurioje pasaulio valstybėje, yra didžiulis pliusas, nes visi mes turim kontaktų, visi mes turim draugų, visi mes turim pažįstamų bet kur pasaulyje ir nereikia laukti,
kol bus kažkokios sutartys pasirašytos, kol nukeliaus, kol atvers duris kažkuriai valstybei, kažkokia kita kompanija ir taip toliau. Turim jau iš karto ir viską. Antras toks pakankamai dėmesio vertas taškas, tai mūsų kompanija dirba su vienu iš pačių didžiausių pasaulyje serverių Amazon S3 ir apart to, kad pradėjo darbą su Amazon S3, bet kaip jau sakiau, buvo planuota 200 000, pasidarė 2 milijonai, tai buvo priversta kompanija prijungti dar daugiau serverių, dabar jau turim 20 serverių, derinamas darbas, dalinamas darbas per visus, kad galėtume dirbti tokiais dideliais mastais, kokiais iš tikrųjų pradėjom tą darbą. Dar vienas toks taškas, kuris galvoju, manau, kad vienas iš pačių svarbiausių, dėl ko tiek žmonių pradėjo keisti savo gyvenimą dėka šitos kompanijos, tai yra galimybė pradėti savo verslą be investicijų, panaudojant tik savo laisvą laiką. Ir iš tikrųjų, kiekvieną kartą, jeigu sakom žodį verslas, automatiškai priklijuojam ir antrą žodį investicija. Praktiškai šitie du žodžiai, šitie du terminai, ne, visą laiką kartu. Tradiciniam versle nelabai ko gero įsivaizduotumėm kokį nors verslą be investicijos. O jeigu įsivaizduotumėm, tai ko gero visi jį būtumėm sukūrę. Tinklinio marketingo kompanijų taip pat kiekviena, dabar jau matom, kad ne kiekviena mūsų kompanija, ne, bet šiaip jau praktiškai beveik visos tinklinio marketingo kompanijos, norėdamas kurti verslą su jomis, vis tiek turi, gal nepavadinsi investiciją, bet sumokėti tam tikras sumas pinigų, kad nusipirkti produktų. Ir tai būdavo problema ir yra problema, aš pati daug metų dirbau tinkliniam marketinge. Iš tikrųjų buvo problema, kadangi žmogus ateina naujas, dar nepažįsta produkto, nepažįsta sistemos, jis pasirašo kontraktą pats vienas, dar neturi komandos, jis dar nieko nesupranta. Tai yra pats sunkiausias periodas, daugiausia klausimų, daugiausia sunkumo. Ir apart šito turi nusipirkti, įdėti pinigus, nusipirkti krūvą produktų, parsineši juos į namus ir galvoji, aha, ir ką dabar man su jais daryti. Žodžiu, tai buvo būtent tinklinio marketingo silpna pusė, dėl kurios daug žmonių pamėgino, metė, neišmoko produktų, nepažino produktų, nepardavė produktų, įdėjo pinigus, nesugebėjo sukurti tinklo, išsigando, nepadarė, metė ir kas blogiausia, po to kalbėjo. Mane apgavo, įkišau šitiek pinigų ir nieks nesigavo, mane apgavo. Ir kai pradedi kalbėti su tokiu žmogum, tai kurgi tave apgavo? Kurioj vietoj tave apgavo? Produktą blogą davė? Ne. Gerą. Ką, už tą produktą sumokėjai 3, 4 ar dar kaip nors? Ne. O tai kur tave apgavo? Pasirodo, nieks tų žmonių neapgavo. Paprasčiausiai neužteko jėgų, neužteko kantrybės išpažinti produktus, išmokti parduoti produktus ir iš to dar pasimti kažkokią dalelytę pelno. Ir apart to, kad turi parduoti produktus, turi labai daug laiko praleisti pardavinėdamas produktus, tai dar šalia to reikia ir tinklą pradėti kurti, reikia ir žmonių pradėti ieškoti, kurie norėtų daryti šitą verslą. Ir, žodžiu, gaunasi problemos ir šiaip jau normalioj tinklinio marketingo kompanijoje statistika būna pakankamai liūdna. Iš 100% iš tų žmonių, kurie pradeda darbą tinklinė marketinge, kaip taisyklė, 95% meta. Išlieka 5. Taigi, tai šita kompanija, suprasdama jos vadovą, jos įkūrėjai, suprasdami šitą problemą, pamėgino apversti blyną aukštyn kojom ir padaryti visai kitaip. Padaryti, kad žmogus galėtų ateiti be pinigų, kad galėtų
po truputį gilintis į sistemą, kad galėtų pajausti, išmokti, pamatyti ir padaryti po truputį padaryti šitą verslą. Taigi, manau, kad šitas faktorius yra pakankamai stiprus, ar ne? Na, dar vienas toks taškelis, tai pagalbos centras keliomis kalbomis, kol kas mes turime 4 jau veikiančius pagalbos centrus, tai yra irgi pakankamai rimtas faktorius, kadangi šiaip jau kompanijos, kurios dirba internetu, kaip taisyklė, jų praktiškai nėra, jos pasislėpusios už ekrano, nėra atstovybių, nėra nieko, viskas tik tai virtualiai. Kaip ir kompanijos būtų virtualios. Iš tikrųjų, mūsų kompanija patį pirmąjį žingsnį žengė realiai gatvėje, tai yra tą dieną, kai buvo atidaryta mūsų kompanija, tą dieną buvo atidaryta pati pirmoji atstovybė, reali pastate, tai yra su gyvais žmonėmis ir su patalpom, tai yra atstovybė Portugalijoje. Po to buvo atidaryta atstovybė Brazilijoje, po Brazilijos buvo atidaryta Italijoje, po Italijos atidaryta Ispanija, šiuo metu ruošiama Kinija ir bus ruošiama dar daugiau valstybių. Tai faktas, kad kompanija neslėpia savo veido, ateina su pagalba žmonėms. Kompanijos tikslas kiekvienoje valstybėje turėti savo atstovybę. Ir tokiu būdu labai stipriai palengvinti mums darbą. Na ir dar vienas toks faktas, taškas mūsų Dominijo vienas iš labiausiai lankomų pasaulyje, tai labai faktas, kuris labai svarbus, kadangi užsiimam reklama ir be abejo, jeigu norim, kad kompanijos pirktų reklamą mūsų kompanijoje, tai yra, kad jos norėtų reklamuotis mūsų kompanijoje, ir norėtų mokėti didelius pinigus už tą reklamą, tai mūsų Dominijo turi būti lankomas. Kuo labiau lankomas Dominijo, tuo daugiau akių mato reklamą, o kuo daugiau akių mato reklamą, tuo kompanijos mokės didesnės sumas pinigų už tai, kad galėtų reklamuotis mūsų kompanijoje. Na ir be abejo, pakalbėjus apie tą kompaniją, o dar galima būtų kalbėti daug, bet pirmam kartui gana. Manau, kad kiekvienam iš jūsų kyla mintis, tai gerai, kompanija, fantastika, viskas liuks, viskas ok, viskas puiku, viskas šaunu, o aš ką galiu? Nei aš galiu kurti reklamos, nei aš ten koks labai stiprus informatikas, nei aš ten nei aš ten tą, ką aš galiu tada padaryti. Jeigu tokiose srityse dirba kompanija, tai ką aš galiu padaryti? Na ir čia noriu Jums parodyti darbo planus, kuriuos siūlo kompanija ir vėlgi neverčia. Galit pasirinkti tik vieną, galit pasirinkti 2, galit pasirinkti visus 3. Nuo kiekvieno iš mūsų noro priklauso. Šitoj kompanijoje mums duodama daug dalykų, mums pateikiama daug galimybių, bet niekas neverčia. Taigi, 3 tokie planai, dabar juos tik pavardinsiu ir paskui aptarsim kiekvieną iš tų planų. Pirmasis toks planas tai yra pardavimų vadybininkas, tai yra žmogus, kuris myli, mėgsta pardavinėti, kuris yra pardavinėjęs jau daug metų galbūt, jam patinka tai daryti, yra 10% tokių žmonių, statistika taip sako, nors kiti 90 bijo pardavimų. Bet yra žmonių, kurie puikiai jaučiasi pardavinėdami, jokių problemų, prašom, visada bus daug produktų, kaskart vis daugiau produktų ir galėsite be jokių problemų pardavinėti kompanijos produktus ir be abejo už pardavimą užsidirbti bonusus. Sekantis toks darbo planas tai yra reklama internete ir tai yra dalykas, nuo kurio mes pradedam visi. Tai yra visi, kiekvienas iš mūsų užsiregistravę kompanijoje, gauname virtualų ofisą ir ką turim padaryti, tai kiekvieną dieną 5 kartus per savaitę pažiūrėti tam tikrą kiekį reklamų ir tokiu būdu užsidirbti kiekvieną dieną už reklamų žiūrėjimą kažkokius pinigėlius. Tai priklauso nuo paketo, kurį turime. Apie paketus irgi dar pakalbėsim. Tai būtų nuo $3 per dieną iki 80.
Na ir paskutinis toks variantas darbo planas didžiausias, galingiausias, įdomiausias, vertingiausias, žaviausias ir kokių tik nori dar būdvardžių galėčiau prigalvot, tai yra komandos kūrimas. Tai yra visapusiškai neapsakomai geras dalykas, kadangi kuri komanda, buri žmonės, buri energingus, gerus žmonės, kuriems rūpi, kurie nori, kurie veikia, kurie ieško, kurie daro, kurie turi svajones ir kurie žino, ko nori šiame gyvenime. Ir kuri tokia komanda, galinga, stipri komanda, pats kuri savo ateitį. Ir neši žmonėms tą patį. Tai yra fantastiškas dalykas, tai reikia pajust, tai reikia pamėginti ir nesinori sustoti tiesiog. Na ir apkalbėsim dabar visus šitus 3 darbo planus ir be abejo, jeigu jau liečiam pardavimų vadybininką, tai savaime suprantama, kad pardavimai be produktų neįmanomi. Čia paminėsiu keletą produktų, kuriuos turime ir kuriuos dar turėsim ir jų bus dar daugiau. Pamėginsiu labai trumpai. Pirmas toks produktas LifeBX, tai yra debesėlis, tai yra internetinė erdvė, tai yra erdvė, į kurią galime susikelti archyvus, kaip matote, iš savo kompiuterio, įvairiausius archyvus, ar tai dokumentai, ar tai muzika, ar tai nuotraukos, ar kas bebuvę, ir tokiu būdu palengvinam savo kompiuterio darbą, jis tiesiog greičiau veikia, ir apart to, kad palengvinam, tai savo archyvus turime, prie jų galim prieiti, net neturėdami savo kompiuterio po ranka. Tai yra patogu, tai yra labai toks pakankamai geras dalykas ir ateities dalykas, nes kaskart vis didesnį poreikį turi debesėliai. Internetinė erdvė. Šis produktas mums yra nemokamas, jis tiesiog mums dovanojamas. Sekantis produktas tai yra ClickMaster. Tai yra produktas, kuris kelia įmonių reitingus. Tai yra produktas, kuris įmonėms duoda peržiūrėjimo kiekį ir tokiu būdu Google'as tų įmonių pavadinimus kelia į pirmąjį puslapį. O jeigu įmonė pardavinėja savo prekes internetu, tai pati svarbiausia sąlyga, kad tos įmonės pavadinimas būtų Google ieškiklio ieškovo pirmam puslapį. Nes tai yra sąlyga, kuri leidžia parduoti prekes, nes statistika ką sako? Statistika sako, kad žmonės ieškodami kažkokių tai prekių internete, kaip taisyklė, 80% žmonių tą prekę įsigyja pirmame puslapyje. 20 dar pereina ieškodami į antrą puslapį. Tačiau jeigu jūsų įmonės pavadinimas būtų 3., 5., 10. ar 15. puslapį, tai turite praktiškai vos ne 0 galimybių, kad klientas susirastų jūsų parduotuvę. Vadinasi, įmonių reitingai yra tiesiogiai susiję su pardavimais. Taigi mūsų produktas nieko kito nedaro, kaip kelia įmonių reitingus. Sekantis produktas GGIF, tai yra loterija. Daug kas čia apie ją nekalbėsiu šiandieną, kadangi žinom visi puikiai išmanom, kas yra loterija. Mūsų loterija šiek tiek kitokia, kadangi mes visi pažįstam valstybinės loterijas, tai yra loterijos, kurios veikia vienoj valstybei. Mūsų loterija veikia visame pasaulyje, visur. Ir išlošti galima įvairiausių dalykų, kaip matot, namai, automobiliai, kelionės, telefonai, sporto prekės, kompiuteriai, žaidimai, laikrodžiai, bižuterija ir visokie kitokie dalykai. Žodžiu, daug visokių dalykų. Tiesiog mūsų vidinė loterija. Sekantis produktas tai yra EasyBark. Tai yra toks puslapiukas, kuriame lengva pirkti, lengva parduoti. Tai yra puslapiukas, kuriame mes visi galim tiek parduoti, tiek pirkti. Tai yra, gali būti daiktai iš antrų rankų, gali būti daiktai, kurie jums jau nereikalingi, tiesiog įkelėte į puslapį, kažkas nupirko, gavot pinigėlius. Arba jums reikia kažkokio daikto, norit pasiieškoti pigiau, bėgat į tą puslapį, susiradot, nusipirkot, žodžiu, tiesiog tai yra puslapiukas, kuriame galime labai lengvai pirkti, parduoti.
Na ir dar vienas toks produktas, kurio iš tikrųjų mes nepardavinėjom, bet jis mums labai rūpi, tai yra mūsų Libertachijos naujienų portalas. Naujienų portalas, juo užsiima pati kompanija, ten keliamos naujienos, ten galim pasiskaityti, eikim, skaitykim, žiūrėkim, jeigu nesuprantam, paveiksliukų pažiūrėkim, prisijunkim prie mūsų naujienų portalo, todėl kad kuo mes daugiau žiūrim tą naujienų portalą, tuo labiau kyla jo reitingai, kuo labiau kyla reitingai, tuo daugiau kompanija gaus už savo parduodamas reklamas, kuo daugiau kompanija gaus už savo reklamas, tuo ji bus stipresnė finansiškai, ar ne? Kuo ji stipresnė, tuo mes stipresni. Vadinasi, tiesiogiai, žiūrėdami tą portalą, tiesiogiai mes darom didesnius pamatus savo verslui. Na ir be abejo, jeigu visi šitie produktai buvo nebūtini, noriu perku, noriu neperku, noriu lankau, noriu nelankau, tai dabar aš noriu Jums parodyti naują produktų kitą, kitas toks produktų rinkinukas, kuris privalomas, kuris beveik visiems paketams yra privalomas. Produktų toks rinkinukas tai yra, kad šitas paketas, šitas kitas, mes jį turėsime pirkti kiekvieną mėnesį ir šitam rinkinukė bus atitinkami kažkokie, dar nežinom kokie, bet rinkinys produktėlių. Pavyzdžiui, gali būti keli bilietukai loterijos G-Gift, gali būti mūsų keli šimtai, pavyzdžiui, Clickmaster, reiškia, produkto keli šimtai peržiūrų. Žodžiu, tą produktų kitą, norim patys jį sunaudojam, norim tuos produktus, norim galim parduoti, nesvarbu. Jis būtinas, jį privalėjo kompanija įvesti, kadangi yra valstybių ir ypač Jungtinės Amerikos valstijos reikalauja, kad tinklinio marketingo kompanija turėtų produktą, kurį pirktų jos nariai kiekvieną mėnesį. Tiesiog tokie įstatymai ir kadangi kompanija labai griežtai laikosi visų įstatymų ir ne tik įstatymų kažkurioje vienoje valstybėje, o pritaikė savo sistemą, kad galėtų dirbti iš karto visame pasaulyje, vienas iš tokių niuansų ir buvo tas produktas. Tačiau vėlgi noriu atkreipti Jūsų dėmesį, nežiūrint į tai, kad kompanija prisitaiko prie įstatymų, bet supranta ir mus, ir pradedantiems žmonėms padarė kitą, kurio kaina $5, kurio kaina lietuviškai išvertus būtų 12 litų, kažkur apie 12, ko gero litų. Tai yra tiesiog juokinga kaina, Tokia simbolinė ir tokia juokinga kaina, 12 litų, kiek čia kavų išeina? 2 kavos, 3 kavos, 3 kavos puodeliai kaviniai. Juokinga kaina. Suprasdama mus, pradedančiuosius, kad jeigu žmogus neturi pinigėlių, kad jis iš tikrųjų turėtų galimybę pradėti ir kurti savo verslą be pinigų. Žodžiu, jeigu, tarkim, tai net ne apie verslą kalbu, jeigu žmogus turi savo darbą kažkur tai ar ne, tai į darbą turi nuvažiuoti. Kad nuvažiuotų į darbą arba naudoja benziną, arba naudoja kokius nors miesto transportą, už kurį reikia mokėti. Čia moterys turi papildomai kosmetikos daugiau išnaudoja, rūbų turi pirkti, batai labiau nešiojasi ir visokių kitokių dalykų. Išvažiavę valgo kažkur kavinėse, galbūt nespėja pietauti parlėkti į namus. Žodžiu, jeigu taip rimtai pagalvotumėm, tai net ne apie verslą kalbant apie eilinį paprasčiausią darbą, žmogus tik todėl, kad į jį turi nuvykti, sunaudoja per mėnesį daug daugiau pinigėlių. Čiagi tai reikia 12 litų per mėnesį, kad galėtum kurti savo verslą. Simboliškai, labai simboliška kaina. Ir dar daugiau galiu pasakyti. Pirmiems 2 mažiems paketams, tai yra pirmasis tas rudas būtų
bronzos paketas ir antrasis mėlynas būtų boosteris, net neprivaloma. Galima, jeigu norite, gauti nuo komandos bonusus. Jeigu dar nespėjot sukurti komandos, galite tų kitų ir nepirkti. Žodžiu, fantastiškas derinukas. Toliau apie paketus dar kalbėsim ir matysit, labiau suprasit, ką tai reiškia. Na ir be abejo, tie žmonės, kurie myli ir mėgsta pardavinėti prekes, produktus, jie gali tai daryti, jokių problemų. Ir jie gaus papildomą bonusą, kuris vadinasi cashback, tai yra priklausomai nuo paketo, kurį turi, pardavinėdami produktus, žmonės galės gauti nuo 10 iki 25% nuo produkto kainos. Na ir apart to pardavinėtojams sukurtas toks karjeros planas, tokie laipteliai 4. Ir žmonėms bus, užlipus ant kiekvieno iš tų laiptelių, žmonėms bus padovanota premija, tai yra pirmoji premija, pirmasis laiptelis, mobilus telefonas, už tai, kad žmogus mėnesio bėgyje kas savaitę sukaups iš pardavimų po $600. Antrasis toks laiptelis, vyresnysis vadybininkas, 2 daugiau ir jau gaus dovanėlę nešiojimo kompiuterį. Trečiasis toks laiptelis, dar daugiau direktorius vadybininkas, metų bėgyje $800,000 pardavimuose ir dovana bus prabangus automobilis. Savaime suprantama, kad pažiūrėjus į tokį dalykėlį, kiekvienam seilė gali nuvarvėti, ar ne? Na ir paskutinis toks laiptelis, tai yra meistras vadybininkas, metų bėgyje parduoti produktų už $1,600,000. Bet jau čia dovanėlė vila, kurią galima pasirinkti bet kur. Na, šituo mes pardavimų temą baigiame ir keliaujame prie sekančios temos, prie sekančios galimybės. Kaip prisimenate, buvo ten parašyta antras toks variantas – reklama. Kaipgi galima užsidirbti su reklama. Na ir čia trupučiuką apsistosiu, pasakodama apie bronzos paketą. Kaip matote, bronzos paketas, mums rašo paveiksliukas, yra nemokamas. Ir tai būtent ir yra ta galimybė pradėti kurti savo verslą, neinvestuojant, nemokamai, neįdedant savo pinigėlių. Bet dažnai žmonės klysta, todėl aš kiekvieną kartą įspėju, kad nesuprastumėt neteisingai. Bronzos paketas tai dar nėra verslas. Bronzos paketą įsivaizduokit kaip piniginę, kad tarsi jums padovanoja piniginę, kol kas ji tuščia ir ją turėsit pripildyti. Kai pripildysit šitą piniginę, va tada išimsit pinigėlius iš jos ir įdėsit į savo tikrąjį verslą. Iš kurgi aš įdėsiu tuos pinigėlių, kaipgi aš galiu pripildyti tą mano piniginę, kurią man padovanojo. Taigi, būtent tas pats bronzos paketas tai ir yra galimybės daryti skirtingus darbus, už kuriuos mums kompanija moka. Tai yra byra į tą pinigėlį. Na, ką turi tas bronzos paketas? Ką duoda? Visų pirma, jis turi 10 GB laisvos vietos debesėlį, jau galim pradėti kelti savo archyvus į debesėlį. Na ir čia pirmam stulpelį bus išvardinti dalykai, kuriuos galim padaryti mes patys, vis dar be komandos. Taigi, pirmiausia, tai reklama, bonusai už reklamą. Kiekvieną dieną 5 kartus per savaitę mes turime atsidaryti savo virtualųjį ofisą ir pažiūrėti 15 reklamų. Kiekviena reklama trunka 90 sekundžių. Vadinasi, maždaug apie pusvalandį užtrunkame. Aš tai mėgstu daryti ryte, atsikeliu, geriu kavą ir kol išgeriu kavą, kol ten suvalgau kokią vandelę, reklamėlės pažiūrėtos. Žodžiu, valgydami, gerdami kavą, pažiūrim reklamėlės ir tokiu būdu bronzos paketas jau užsidirba per mėnesį $3. Aišku, jūs galite pasakyti, kad tu ką čia, verslas siūlai $60 į mėnesį. Dar kartą primenu, čia tik piniginiai, čia dar ne verslas. Tuos $3 už
pusvalandžio sugaišimą geriant kavą. Tačiau kompanija puikiai supranta, kad žmonės dabar labai sunkiai verčiasi, labai sunkiai gyvena, labai daug žmonių iš viso darbo neturi. Tie, kas turi darbą, atlyginimai labai apkarpyti. Ir jeigu žmogui duotum iš karto tuos pinigus į rankas, tai iš poreikio, iš būtinybės, tuos pinigėlius visi žmonės, ar beveik visi, ar daug kas, paprasčiausiai praleistų, paprasčiausiai pravalgytų. Todėl kompanija, kad taip neatsitiktų, kompanija įvedė tokį įdomų dalyką, tai yra mėnesinis mokestis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos $60 pusė sumos, tai yra $30, sulaiko, netiduoda. Jis kaip mokestis eina. Tačiau šitas mokestis ne kompanijai. Mes mokam patys savo, tai yra ta suma pinigų įkrenta į mūsų taupyklę. Iš taupyklės jų pasiimti niekada negalėsim. Vadinasi, išsigryninti niekada negalėsim. Vadinasi, kompanija mus priverčia, norim to ar nenorim, sutaupyti. Kam? Ogi tam, kad sutaupę tuos pinigėlius šitoj piniginiai, juos išimtume ir įdėtume į verslą. Tai yra, įdėtume į geresnį, didesnį paketą, kur užsidirbtume žymiai ir žymiai daugiau. Trečias dalykas, ką mes galim daryti, tai yra pardavinėti produktus ir, kaip jau sakiau, gausime bonusą už pardavimus, tai yra 10% cashback. Na ir antras stulpelis, tai bus, kur aš čia nuvažiavau, antras stulpelis, tai bus, kaip matot čia, komandos kūrimas. Tai yra ta trečioji galimybė, jeigu atsimenat, trečias būdas užsidirbti ir pats rimčiausias ir pats svarbiausias. Tai yra kiekvienas iš mūsų kuriam komandą. Darom pats, kiekvienas aš, tu, jis, darom šitą verslą ir ieškom žmonių, kurie su mumis kartu darytų šitą patį verslą. Na ir čia jau tas mūsų produktų kitas yra privalomas. Privalomas tam, kad gautume visus bonusus už mūsų komandos darbą. Na ir kaip matot, bronzos pakete šitas skirtukas kainuoja tik tai $5. Kokiegi tie bonusai? Visų pirma, tai gausime 1% už visų mūsų komandos narių nuo 1 iki 6 gilio imtinai nupirktus mėnesio bėgyje kitus. Įsivaizduokit, kad komandos nariai perka kitus, tos sumos subyra į vieną bendrą katilą ir kiek per mėnesį subyrėjo į tą katilą, 1% bus sumokėta mums. Sekantis bonusas 15% už mažesnės kojos taškus. Apie šitai mes dar trupučiuką vėliau pakalbėsim. 1% už mūsų pirmojo gylio komandos narių mėnesinį mokestį, tą $30, kur mes patys mokam tą mėnesinį mokestį ir taip pat mėnesinį mokestį moka visi mūsų komandos nariai. Tai už mūsų pirmojo gylio komandos narius mes taip pat gausim 1%. Ir taip pat gausim 1% už mūsų pirmojo gylio komandos narių reklamų žiūrėjimą. Na ir paskutinis bonusas, gausime 5% už visų mūsų komandos narių nuo 1 iki 6 gylio imtinai, o čia jau gali būti labai daug tų narių. Per 6 gylius gausime 5% už visus mėnesio bėgyje įvykusius pardavimus. Na ir tokiu būdu tų bonusų, kaip mato, čia nemažai yra. 3 mūsų asmeniniai bonusai, 5 komandiniai bonusai. Iš visų šitų bonusų, asmeniniai 2, atsiprašau, sumelavau, atleiskit. Iš visų šitų bonusų kapsi ir kapsi tą mūsų piniginę pinigėlį, kapsi, kol jį prisipildo, kol susirenka reikiamą sumą ir va tada jau galim įsigyti pagaliau pirmąjį rimtesnį paketą. Tai yra boosterio paketas, jo kaina $399, visi paketai galioja 12 mėnesių. Ir čia mes prabėgsim per visus paketus, o jų yra 6, prabėgsim greitai, kadangi jų visų paskirtis ta pati, tik skirtingi procentai už tą patį darbą.
Todėl aš trumpai paminėsiu be abejo ir kiekvienam pakete didesnis debesėlis. Čia jau mes turim 100 gigabaitų. Na ir reklamų bonusai. Čia mes gauname $100 per mėnesį, iš kurių pusė 50 keliauja į taupyklę. Čia mes gauname 12% cashback. Na ir panašus procentai ir komandinių bonusų, kaip ir buvo anam pakete, su vienu skirtumu, kad šiame pakete jau šitie du bonusai, 1% už mėnesinį mokestį ir 1% už reklamų žiūrėjimą, čia jau mes gauname už pirmą ir už antrą gylį mūsų komandos narių. Reiškia, jau pradedam šituose dviejose bonusuose, pradedam keliauti į gylį. Ir be abejo, daug greičiau ir daugiau susirenka, vėl susikaupia pinigėlių ir šokam greičiau į sekantį paketą. Sekantis mūsų paketas jau yra sidabrinis, jo kaina $899, vėlgi galiojimas tiek pat, 12 mėnesių. Ir čia už reklamų žiūrėjimą jau mes uždirbam $240 per mėnesį. Aišku, nuo šito paketo išnyksta mėnesinis mokestis. Kompanijos vadovai, plano kūrėjai mūsų, nori tuo pasakyti, kad čia žmogus pajuto, pamatė, kaip veikia, jau pradėjo kurti komandą, jau daugiau žmonių jo komandoje, jau jis kitaip suinteresuotas, jau jisai pajuto šito verslo galimybės, jau jisai daug sąmoningesnis, supratingesnis ir jau nereikia to mėnesinio mokesčio, jau žmogus gauna 240 per mėnesį ir visi pinigėliai jo. Tačiau nuo šio momento tas produktų kitas yra privalomas visiems. Jeigu anuose dviejose paketuose jis buvo neprivalomas, jį galėjai pirkti tik tai tam, kad gautum už komandą bonusus. Nuo sidabrinio nuo sidabrinio paketo produktų kitai privalomi visiems. Jeigu nepirksim produktų kito, negausim net pinigėlių už savo reklamų žiūrėjimą. Na ir čia jau vėlgi didėja procentai, čia jau mes gauname 2% už visus 6 gylius, už visų žmonių išpirktus kitus. Čia gauname 25% iš mažesnės kojos. Čia jau mes gauname 2% už komandos narių reklamų žiūrėjimą jau iki 3 gylio imtinai. Na ir 5% už 6 gylius, už visus vykusius pardavimus. Be abejo, šokam greičiau, kuo greičiau į sekantį paketą. Jis yra auksinis, aukso paketas. Jo kaina $1599. Reklamų žiūrėjime mes uždirbam per mėnesį 400. Galiu atkreipdėmėsi, kad jeigu kas nors dar neatkreipė dėmesio, kad nors paketo atrodo ir nemaža kaina, bet iš tikrųjų vien tik iš savo asmeninio bonuso, iš savo asmeninių reklamų žiūrėjimo per 4 mėnesius mes jau atidirbam paketo kainą ir visi kiti mėnesiai jau mums į pelną, neskaitant visų kitų bonusų. Na, čia 17 cashback, na ir be abejo, čia taip pat privalomas kitas, kitaip negausi, nesigeneruos pinigėliai, nesikaups pinigėliai. Na ir trupučiuką didesni procentai taip pat kituose bonusuose irgi. Ir už komandos reklamų žiūrėjimą čia jau gauname už 4 gylius, dar labiau į gylį keliaujam. Na ir be abejo, dar greičiau pinigėliai kaupiasi, jų daugiau ir jie žymiai greičiau susikaupia. Ir pagaliau įsigyjame platinos paketą, kurio kaina $2999. Ir čia jau mes gaunam $800 per mėnesį, vien tik už tai, kad mes patys žiūrim reklamas. Na ir be abejo, toliau antras stulpelis tai yra bonusai už komandinį darbą, čia dar didesni bonusai, čia jau mes gaunam 2% už visus nupirktus kitus iki 6 gylio, čia mes gaunam 30% nuo mažesnės kojos taškų, 2% gauname už reklamų žiūrėjimą, bet jau už visus 5 gylius imtinai, na ir 6% gauname už 6 gylius imtinai, jeigu už visus pardavimus mėnesio bėgyje.
Ir sakau pagaliau, todėl kad mes visi labai jau laukiam, kada pagaliau pasieksim šitą paskutinį patį pelningiausią paketą, tai yra vizionieriaus paketas, $6,000 per mėnesį, bet čia jau vien tik už savo reklamų žiūrėjimą mes gauname $1,600 per mėnesį. Tai yra nereikia net 4 mėnesių ir mūsų paketas atsipirkęs. Na ir be abejo, mes jau gauname vėlgi kitus privalomas kitas ir procentėliai už komandos darbą. 2 už visus komandos kitus, 30 už mažesnės kojos taškus, 2% už reklamų žiūrėjimą, bet jau už visus 6 gylius imtinai ir 6% už 6 gylius imtinai visus vykusius pardavimus. Noriu tik jums priminti palyginimui, jeigu neužmiršot dar, bronzos paketas, tas dovanotas paketas, mes per visą mėnesį darbelio 5 dienas per savaitę reklamų žiūrėjimą uždirbdavom $60. Tai yra per visą mėnesį $60. Čiagi vizionieriaus paketas $80 uždirbam per dieną. Tai yra iš tikrųjų verta siekti šito paketo. Už tą patį darbą gaunam žymiai geresnius pinigus ir tai jau iš tikrųjų yra mūsų ilgo, rimto verslo pradžia. Na ir apart to, kad papasakojau bonusus, bet vieno bonuso dar nepaminėjau, jis šiek tiek kitoks. Ten, kaip matot, jeigu prisimenat, buvo pora bonusų už mano paties asmeninį darbą ir keli bonusai už komandinį darbą. Tačiau mes turime dar vieną bonusą, tai yra komisiniai už tiesiogiai nupirktus paketus. Tai yra komisiniai, kuriuos mes gauname už paketus, kuriuos nusiperka mūsų pačių asmeniškai kviesti žmonės. Tai yra, jeigu aš pakviečiau, tarkim, 5 žmonės į verslą, jie bus, kadangi aš juos kviečiau, jie bus mano pirmasis gylis ir kiekvienas žmogus iš mano pirmojo gylio, kai tik įsigyja ar atnaujina paketą, kiekvieną kartą aš gausiu šitą bonusą. Tai yra, jeigu žmogus įsigijo boosterį, aš gausiu $30. Ir juos gausiu praktiškai minutės bėgyje. Jeigu žmogus įsigijo sidabro paketą, aš gausiu 70. Už aukso paketą gausiu 100. Už platinos paketą 200 ir už vizionieriaus paketą aš gaunu $300 iš karto, praktiškai minutės bėgyje. Tai yra toks greitas bonusas, anksčiau jis vadinosi greitasis bonusas. Noriu tik atkreipti dėmesį, kad net jeigu aš neturiu mokamo paketo, net jeigu aš tik pasirašiau kontraktą, net jeigu aš dirbu tik su bronzos paketu, kuris yra nemokamas, ir mano tiesioginiai, mano pirmo lygio žmonės perka paketus, man vis tiek bus mokamas šitas bonusas. Taigi, na ir be abejo, pakalbėję apie tuos visus bonusus, grįšiu prie paskutinio, kurį sakiau, atsiminkit, prie jo grįšim, tai yra ten paketuose buvo sakoma nuo 15 iki 30% nuo trumpesnės kojos taškų. Tai reiškia, kad mes turime binarinę sistemą. Binarinė sistema reiškia, kai aš rašausi savo komandos žmonės, vienas nukrenta į kairę pusę, kitas nukrenta į dešinę pusę ir tokiu būdu pas mane auga 2 skirtingos komandos, 2 kojos, kairė ir dešinė koja. Ir kiekvieną kartą, kai kažkurioje iš kojų perkami paketai, man pradeda sumuotis taškai. Noriu labai atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Daugelie kompanijų, daugelie tinklinio marketingo kompanijų, taškai nusibraukia po mėnesio, jie tiesiog išnyksta. Renki taškus, baigėsi mėnuo, nusibraukė. Atėjo kitas mėnuo, vėl iš naujo renki taškus.
Ir tai iš tikrųjų varginantis, pati dirbau, žinau kaip sunku, ir renki, o tau nubraukia ir dar būna, kad ir kvalifikaciją kitą mėnesį turi iš naujo surinkti ir patvirtinti. Tai yra neapsakomai sunku. Čiagi fantastika. Mūsų taškai nenusibraukė niekad. Nei po mėnesio, nei po pusmečio, nei po metų, nei niekada gyvenime. Taškai surinkti lieka, sekantį mėnesį prie jų prisiklijuoja daugiau. Ir vėl lieka, ir vėl prisiklijuoja. Ir taip jie pastoviai tik auga. O tai reiškia, kad niekada nenukrisit nuo kvalifikacijos, jeigu ją pasieksit, nereikės jos patvirtinti, nei nieko panašaus. Žodžiu, fantastiškas niuansas. Ne? Na ir apart to, kad už taškus mums moka nuo 15 iki 30%, bet taškai mus kelia kvalifikacijos laipteliais. Ir turint mintyje, ką noriu būtinai priminti jums, turint mintyje, kad kompanija gyvena viso labo dar tik 10 mėnesių ir mes jau esam čia, tie, kurie jau sukūrė komandas, tie, kurie vakar pradėjo, tie, kurie dar tik pradės rytoj, bet jau esam čia, mūsų ateitis garantuota, be jokios abejonės, jeigu tik nesustosit dirbti. Jei paprasčiausiai nesustosit dirbti. Be abejo, ne visada bus lengva, be abejo bus sunkių dienų, be abejo bus visko. Kaip ir šiandien prieš pradžioj matėt tas žmogus visaip kaip kalbėjo. Visko būna. Paprasčiausiai nesustokime dirbti. Ir pirmieji 30 000 taškų ir gaunate Ruby kvalifikaciją. Ruby kvalifikacija, tai, kai matot, gausit tokį ženkliuką ir planšetinį kompiuterį dovanų. Tačiau pasiekus šitą kvalifikaciją, kaip jau sakiau, taškai neišnyksta. Prie jų sekantį mėnesį vėl klijuojasi nauji taškai, 70 000 taškų, dovanėlė nešiojamas kompiuteris ir projektorius, kad žmogus be problemų galėtų dirbti, galėtų važiuoti, galėtų į kitą miestą, į savo miestą, daryti konferencijas, turėtų visą įrangą po ranka. Tačiau ir toliau sumuojasi dirbant taškai, 300 000 taškų, deimanto kvalifikacija. Ir čia dovanėlė kelionė dviems asmenims. Bet toliau sumuojasi taškai, dvigubas deimantas, dviguba deimanto kvalifikacija ir čia dovanėlė kruizas visai šeimai. Toliau sumuojasi taškai, triguba deimanto kvalifikacija, čiagi premija prabangus automobilis. Na ir pagaliau paskutinė kvalifikacija, ambasadoriaus kvalifikacija, 25 milijonai taškų ir premija, vila ir jachta ar automobilis pasirinktinai. Bet atkreipkite dėmesį, jeigu pamenat, 25 milijonai taškų, o nuo 15 iki 30% išmokama pinigais nuo šitų taškų, ar ne? O tai reiškia, kad uždirbę, sukaupę 25 milijonus taškų, jau jūs turėsit užsidirbę tik to vieno taškų bonuso apie 7 milijonus, virš 7 milijonų dolerių šito vieno vienintelio taškų bonuso. Jau nekalbu apie kitus. Taigi, tokios iš tikrųjų galimybės. Na ir dar vienas labai svarbus niuansas, tai yra milijonierių suvažiavimas deimanto kvalifikacijos lyderiams. Kas tai per daiktas? Iš tikrųjų labai svarbus dalykas toks suvažiavimas, kadangi niekas mūsų nemokino, kaip elgtis su pinigais, niekas mums nepasakė, galbūt kada pavyko žmonėms susidirbti, kada pavyko juos prarasti. Daug žmonių, manau, kad kiekvienas iš jūsų pažįstat ar girdėjęs, kad čia uždirbo, čia bankrutavo, čia viską prarado, čia turėjo, čia jau neturi. Kodėl taip yra? Todėl, kad išleidžia mūsų gyvenimą, šituo klausimu išeinam kaip
aklyviščiukai į gatvę. Iš tikrųjų, niekas šito mokslo mums neišdėstė, niekas mums neišmokė. Vadinasi, kompanija ne tik rūpinasi tuo, kad mes gautume galimybę, gautume šansą, kad mes galėtume susikurti savo verslą, kad galėtume užsidirbti. Bet kai jau užsidirbam, bus daromas suvažiavimas tam, kad išmokytų mus elgtis su tais pinigais, protingai juos elgtis, protingai valdyti, kaip padaryti taip, kad nuo šiol ne mes dirbtume, o pinigai dirbtų mums. Ir turėtume visą pasaulio laisvą laiką mums patiems. Taigi, na ir be abejo, pačiai pabaigai noriu pasakyti ir tikrai šventai tuo tikiu, kad viskas priklauso nuo jūsų. Prieš pradedant matėt video, ar ne? Matėt video, kuriame matėt žmogų gimusį be kojų, be rankų. Ir ko gero daug kas galėtų pasakyti, nebus tam žmogui gyvenimo, jis negali gyventi, paprasčiausiai jis negali gyventi, jau nekalbant apie tai, kad susikurti savo kažkokį tai verslą, kad kažką dirbti, kažką veikti. Jis tiesiog egzistuos, tik tai egzistavimas, tik kvėpavimas ir egzistavimas. Ir tikrai esu tikra, kad daug kas taip galvoja. Ir visgi taip nėra. Kodėl? Todėl, kad jam to nepakanka. Todėl, kad jis daro tai, ką nori. Todėl, kad jo mintys veda jo gyvenimo keliu. Kaip ir mūsų visų mintys mus veda mūsų gyvenimo keliu. Vadinasi, nebijokit svajot, nebijokit norėt, nebijokit kalbėt, nes viskas jūsų rankose. Kuo daugiau svajosit, tuo labiau prieisit prie jų, priartėsit prie tų savo svajonių. Ir iš tikrųjų nebijokit svajoti. Iš tikrųjų jau tiek daug kartų mačiau, kaip žmonės, iš tikrųjų net būna, kad žmonėms reikia iš naujo mokintis svajoti. Ir jos būna mažytės, su baime iš pradžių. Bet kai pamato, kad gali šitą, kad gali kitą, kad gali dar daugiau, pradeda tikėti. Svarbiausia, pradeda tikėti savimi. Tikėkit savimi, tikėkit savo svajonėm ir siekite jų, nes turim vieną trumputį gyvenimą. Neturim teisės prarasti nei minutės. Taigi, tuo baigiu. Linkiu gerų, teisingų sprendimų. Tiems, kas dar nedirba su mumis, linkiu jau šiandien pat užsidirbti savo pirmus $3 už reklamyčių žiūrėjimą.